veidas. Aš užsidėjau biškį filterį, nes mano labai breakdownina veidas, kaip matot, nagus turiu. Čia viena akutė nukrito, tai labai sad. Prisiklijavus, bet šiaip jie žiauriai krenta. Greit. Ypač šitas, šitas jaučiu pradėjo krist, gal. Žodžiu, bet šitie priekiniai labai pradeda krist. Tai parodysiu, ką gavau dovanų. Dar čia gal ne viskas, nes vis tiek jaučiu močiutę atvažiuos, tai vis tiek jinai jaučiu atveš, tai taip nežinau, ar tikrai viskas, bet kol kas tai tiek gavau dovanų. Tai pirmiausia, pradėsim nuo to, ką man mama padovanojo. Tai štai tokia apyrankė, kurios aš labai norėjau, jinai žiauriai graži. Ir dar kartu buvo tokia grandinėlė, palaukit, reikia atsukti. Va, žiauriai gražiai. Tada tokia rožinė. Tai buvo spalva graži, bet jei nebūtų pilnas, tai ką žinau, gal būtų geriau. Aš nežinau, man tiesiog gal nelabai tas ženklas patinka, nežinau. Bet šiaip, ką žinau, gražus, tai pažiūrėsim, kur dėsios. Tokius kvepalus aš jų žiauriai norėjau, nes aš buvau kažkada jos pamačius, bet negalėjau nusipirkti, nes turėjau arba šitus, arba kitus, todėl kitus nusipirkau. Tai aš paprašiau šį kartą, kad šitų man nupirktų. Tai dar tokių Valentino. Valentino nenupirko, bet aš tai šitus nupirko ir jie žiauriai kvepia. O taip man atrodo. Žiauriai kvepia. Telekai. Man 10 kaukių, 10 kaukių. Tai jaučiu, man ilgai laikysis, ilgai turėsiu, nes dar man Eirida padovanojo. Eirida padovanojo. Tai ir dar šitos kaukės, tai very. Ir smagiausia dovana, tai veidrodis. Čia biškį pasikelia jisai. Čia mygtukai yra, kur įjungt, kur spalvą pakeist. Tai labai gražus. Man patinka, jau pažiūrėjau, žiauriai šviečia gerai. Tai dabar gerai galėsiu daryti savo get ready with me. Kas tas get ready with me? Aš biškį pasitepu blakstienas, ten nusideda kokį kremą ir viskas dantas mane. Ir dar gavau tapkės iš mamos. Nes man reikia, mano tos senos suplyšusios žiauriai. Tai gavau naujas. Labai cool. Va dabar paskutinė dovana. Gavau tušinuką. Šiaip pažiūrė. Ir aišku, dabar mano nagas nukrita. Tai va toks tušinukas. Čia va paspaudi, pieši. Čia kur paspausti reikia? Nežinau. Aš nežinau. Čia turbūt reikia jo, kad įjungt. Toliau, ką aš gavau iš tokios tetos rasos. Labai ačiū, nes tikrai patiko dovanos labai. Tai gavau kojinių. Aš tiesiog, pas mane visa lentyna bus kojinių. Man turbūt gyvenime nebereiks tų kojinių daugiau pirkt, nes aš belekiek dabar turėsiu. Tai čia tokios 2 poros storų kojinių. Tokias fainos, tokias kalėdinės. Toliau gavau Dubajaus šokolado. Ir šitą aš paragau, tai jis labai skiriasi nuo ano, kurį ragavau, nes anas man labiau patiko, tie, kurie matė, man labiau patiko dėl to, nes tenais taip nesijautė tas pistacijų skonis, nes man nelabai patinka tas pistacijų ten šokoladas ir taip toliau. Tai man patiko, kad tenais nelabai jaučiasi, bet čia kaip ir turi jaustis, nes vis tiek čia yra pistacijų šokoladas. Tai va tie, kurie nori pavyzdžiui, labiau pajausti tą pistacijų šokoladą, tai va šitas. Bet čia yra ne iš Dubajaus jaučiu. Gal, nes čia vis tiek parašyta angliškai, o ten buvo ta jų kalba parašyta, tai gal tas labiau į tą dubajišką. Bet šiaip skanus, bet tiesiog tie, kurie nelabai mėgsta pistacijų, tai geriau anas, kurį valgiau, nes ten nesijaučia, o tie, kurie labai nori, tai va šitas.
Tai nežinau, gal mamai duosiu, gal pati kažkiek suvalgysiu, nes šiaip, sakau, nelabai man patinka. Man pistacijos patinka, bet ledai ir šokoladai ne. Toliau gavau tokį labai įdomų dalyką, lip stack. Kaip čia sakosi, stack, ane? Tai žodžiu taip nusiema, atsidaro ir čia yra toks veidrodėlis ir čia yra toks kaip šaukštelis, kad galėtum dėtis ant lūpų. Tai čia yra 4 tokie dalykai. Tai pirma, čia yra lip balm ir jūs tikrai labai fainai kvepia. Čia toks dalykas yra, atidarai ir nukvepia, žinokit, tikrai tokia vanilė. Bet čia ir parodyta, kad čia yra, tipo vanilė va užpiešta, taip. Tai aišku, kad vanilė kvepės. Toliau yra lip serum. Čia jaučiu šitas man nekvepėjo niekuo. Toks, toks žinot, bet čia ir mažai yra biški. Nelabai matosi, bet čia pusė atrodo lygiai. Šitas žiauriai kvepia, aš negaliu. Čia yra man atrodo, skrabas ir jis tiesiog bele kaip kvepia. Ir taip atrodo fainai, nes taip atrodo, lyg koks tau brandas būtų atsiuntęs su tokia dėžutė, tai kažkaip net įdomu, kur ieškojo, kažkur rado. O tokia braškė yra. Čia irgi tas pats. Taip mažiau kvepia, bet atrodo, lyg irgi vazelinas būtų. Man tai tikrai dabar reikia vazelino. Tuo jau užsidėsiu, palaukit. Tai vat. Ir man atrodo, viskas. Tai čia va tokie 4 dalykai. Lip mask, lip scrub, lip serum ir lip. Ir dar fainai, kad prie jų parašyta, kiek reikia naudoti to dalyko ir kas kiek dienų reikia naudoti. Tai labai fainai. Tai, tikrai šito labiausiai man buvo tokia įdomesnė dovana, kur tikrai net nepagalvočiau. Tai labai ačiū. Mano mėgstamiausių šokoladų. Jau aš jaučiu, turbūt maltizerius visus suvalgiau, nes jie žiauriai skanus. Aš jums parodysiu, bet čia dabar aš supyliau ir brolių ten saldainių. Tai todėl atrodo ir kitų saldainių, nes pavyzdžiui šitie, tai čia visi yra, pavyzdžiui šitie brolio, bet galvom gal tiesiog viską sudėsim, nes jis ar taip tokių saldainių nevalgo ten, tokių va. Tai pas mane bus, tai vat. Big dėžę turėsiu, eikti savo. Very good keli, pinigėlį. Labai ačiū tėte Rasa, tikrai man labai patiko šitos dovanos. Nustebino, wow. Buvo į tokį maišelį, aš tik atrinkiausi, bet buvo tokį maišelį sudėjęs. Ir aš esu, tai ačiū. Ir toliau. Mes vakar buvom pasikėti tokia teta Birutė. Šventėm kūčias ir gavom dovanų ir valgėm. Ten fainai buvo su aguonpieniu ir kūčiukais tą gėrėm sriubą. Tai fainai, tai buvo skanu iš tikrųjų buvo. Visi prisivalgė, bet aš ant tiek neprisivalgiau, kad šiandien nenorėčiau valgyti. Tai aš ten mažai šiaip suvalgiau, bet iškart jau jaučiausi soti. Tai gal dėl to paligos, nes aš dabar labai stipriai sirgau ir todėl aš būdavo kažkurią dieną nieko nevalgau, kažkuria labai mažai, tai dėl to man dabar aš mažai suvalgiau ten vieną kokią žuvį va tokią, ploną ir 2 sušius. Dar namuose vieną sušių buvau suvalgius, tai. Ir va tą aguonpienio pusę ir tai ten neišgėriau viso. Ir paskui ten biškį saldainių. Tai vat. Tai žodžiu, gavau dovanų ir pirmiausia, aš gavau tokius muilus 2. Pažiūrėkite šitą, kaip gražiai padarė citrinos vidų. Aš negaliu įsivaizduoti, kaip jie taip moka, bet žiauriai gražiai padarė. Ir dar tokia širdelė, labai kvepia. Tada dar gavau duonvaisių. Šiaip man nelabai patiko šitie duonvaisiai. Aišku, tu gali valgyti kelis,
Bet va tai va, jeigu daugiau noriu pakramsnuot, tai, nu nežinau, man tiesiog gal nelabai patiko. Bet nežinau. Bet užtat sveikas užkandis, tai tikrai, kai nori, gali užkasti. Ačiū. Ir tada dar gavau su mama dar koinių, tokias pačias gavomės, čia kažkokias šuniuko. Tai aš pasiėmiau didesnės, mano mažesnės, nes mano didesnius koidydis. Ir man atrodo viskas, žinokit. Bet šiaip daug gavau tikrai dovanų iš tetos Rušos. Iš viso irgi daug ir tokių fainų dovanų. Tai žodžiu, tiek. Jeigu aš gausiu dar iš kažko dovanų, tai aš būtinai jums parodysiu per video kažkurį. Jo, tai šiaip man pačiai yra liūdna, kad aš tiek nefilmavau, nes tiesiog aš sakau, belė kaip temperatūros turėjau, labai blogai jaučiausi. Ir todėl aš nenorėjau, žinot, tiesiog norėjau pailsėti. Nes mano jau pats kūnas turbūt pasakė, kad reikia man jau pailsėti biškį nuo to kiekvienas dienas filmavimo ir nepasidžiaugimų tom kalėdom. Kažkaip šiais metais, sakau, tokias atrodo skubu, ar tikrai užteks to, kiek nufilmavau. Tiesiog stresavau visą gruodį ir kažkaip tas gruodis toks net ne kaip kalėdiškas pasijautė ir net nepastebėjau, kaip atėjo kalėdos. Tai, tai... Bet nieko, dar vis tiek yra žiema, tai tikrai galima, kad ir pasilikti eglutę. Žinau, kad bus tie 3 karaliai, reiks įsikabinti eglutę. Bet aš jums tuoj parodysiu, kokia pas mane yra eglutė ir dekoracijas. Kai pirmiausia, šitą nebragą susitvarkysiu. Tai ačiū, kad žiūrėjote, nepamirškite pasubscribinti, palaikinti ir būti pozityvus, o mes susitiksime kitame video. Čiau!